Rytoj pas mus pilnatis. Pilnatis vyksta 14 laipsnėje dvynio ženkle. Tai aš iš tikrųjų nežinau, ar aš spėsiu parašyti postą, bet galit pasižiūrėti, ar jūs savo nataliniam žemėlapyje dvynio ženkle turit kažkokių tai planetų. Jeigu jūs turit planetų, arba jeigu jūsų būstas prasideda būtent toj atkarpoj, pilnatis vyksta 14 laipsnėje, bet visą laiką sakau, kad nuo 11 iki 17 laipsnio. Taip, jeigu dvynio ženkle šituose laipsniuose turit kažkokių tai planetų arba prasideda kažkuris tai būstas, tai jūs šią pilnatį pajausit labai labai ryškiai. Bendras šios pilnaties fonas yra susijęs su dvynio ženklu. Visų pirma, dvynio ženklas tai yra oro stichija. Viskas, kas lengva, viskas, kas taip neturi kažkokių tai ribų, sakykime, ir panašiai. Tai atitinka dvynio ženklui, bet vyksta pilnatis. Taip, tai reiškia, kad kažkokia tai, sakykime, neigiama pusė šitas ženklas gali save išreikšti. Tai reiškia, kad būtent per pilnatį kelios dienos prieš jau galėjot šitą jausti, arba kelios dienos po, aišku, kulminacija yra rytoj, kai ir vyksta pilnatis, bet jūs galit turėti tam tikrų situacijų, kurios susijusios su komunikacija. Taip, nežinau, gal bus daugiau apkalbų negu įprastai. Melaginga informacija, labai tikrinkit informaciją, labai ten netikėkit, jeigu kažkas skambina, sako, kažkas tai atsitiko, ne? Bet tokia tikslesnė informacija, aišku, bus tada, kai mes žinosim, kuriam žemėlapio kampe, sakykime, vyksta tai pilnatis pas jūs. Nes taip, fonas yra susijęs su informacija, bet jeigu ta pilnatis pas jūs vyksta būtent, nežinau, trečiam būste, tai tada taip, dar nepaminėjau, dvynio ženklas tai ir kas susijęs su automobiliais, tai irgi, nežinau, arba sugenda automobilis, arba ten, nežinau, iš apgaviko neduok dievę nupirksiu, ir panašiai, ten galbūt per didelę kainą. Kažkas su informacija, su skaičiais ir su automobiliais, taip, kažkokie tai nesusipratimai gali būti iš tikrųjų šiom dienom. Gerai, pabandom greitai perbėgti per visus būstus, tiesiog keliais sakiniais. Jeigu pilnatis, kad ten ir nėra planetų ir kuspidas, tai pradžia būsto ne būtent tuose laipsniuose, apie kuriuos aš kalbėjau, bet pasižiūrėkit, jeigu jūsų, pavyzdžiui, 12 ir 1 būstas yra dvynio ženkle, taip, būstai kartais eina per vidurį ženklo, taip, ir keli būstai gali būti vienam ženkle. Tai jūs pasižiūrėkit būtent tą atkarpą nuo 11 iki 17 laipsnio, kuris būstas. Taip? Ten, pavyzdžiui, gali nebūti planetų, arba neprasidėti būtent būstas tuose laipsniuose. Bet vis tiek, kokią temą užkabins, tai bus susijęs su to būstu, kur vyksta pilnatis. Jeigu tai yra 1 būstas, tai bus viskas, kas susijęs su informacija, ten, sakykime, kažkokia taip, mintis apie jūs, kaip jūs mato žmonės, kaip jūs pati save priimat, koks jūsų fizinis kūnas, taip, gal ateis mintis, pavyzdžiui, jums pačiai pakeisti išvaizdą, taip, ir panašiai. 2 būstas, tai viskas, kas susijęs su jūsų resursais, taip, informacija, vėl komunikacija, galbūt ryšiai, galbūt kažkas tai paskambins ir sakys, Olia, turiu tau projektą, daug pinigų uždirbsi, imam. Aš neimsiu, taip, jeigu būtent mano pilnatis vyksta 2 būste. 3 būstas minėjau, 4 būstas, viskas, kas susijęs su jūsų giminė, nekilnojimu turtu, ten, sakykime, mama, dėdė, bet ir jūsų šeima, taip, 5 būstas vaikai, meilės nuotykiai, sakykime, aplamai kažkokie kūrybiniai procesai arba projektai. 6 būstas jūsų darbas, bet toks diena iš dienos, taip, ne kai aš esu laisvas paukštis ir dirbu ant savęs, o kai aš esu samdomas darbuotojas, arba jeigu jūs esat laisva paukštė, tai tiesiog viskas, kas susijęs su jūsų režimu, galbūt jūs turit vaiką, taip, ir jūs turit jį nuvežti iš mokyklos į mokyklą, į būrelius ir taip toliau. Tai viskas, kas susijęs su režimu, viskas, kas susijęs su sveikata, su jūsų naminiais gyvūnais. 7 būstas santykių būstas, partnerystės būstas, tai arba jūsų sutuoktinis, arba jūsų partneris, darbė, kolega,
kolega, aišku, dar 11 būstas, taip pat 7 būstas jūsų priešai, tiesiog draugai, bet aš ir draugė, taip, kur du žmonės, tai vat, kas liečia tuos santykius, pilnatis gali veikti. Taip, 8 būstas viskas, kas susijęs su kitų pinigais, taip, tai gali būti mano sutuoktinio pinigai, taip, tai gali būti aplamai kažkokios transformacinės situacijos, stresinės, taip, vat atėjo kažkoks tai stresas, kažkokia stresinė informacija. Arba gali kilti noras išmokti kažkokios gilios informacijos, taip, nes Skorpionas mėgsta giliai kapstyti, taip, tai vat gali būti, kad ateis laikas, arba ateina vat laikas, kur jūs surasit tą kažkokią gilią mintį arba gilią informaciją, taip. Taip, 9 būstas, viskas, kas susijęs su aukštaisiais mokslais arba ten diplomais, neteisėsauga, teisininkais, taip, toliau užsienis, iš užsienio gali ateiti kažkokia žinia, ne? Nes vėl tą būstą mes turim susijęti su dvynio ženklu. 10 būstas, karjera, statusas, mano kažkokie tikslai, taip. 11 būstas, va čia, va, bendraminčiai, kolegos, svajonės, taip, kurias aš, kaip ir turėčiau po to realizuoti, bet čia 11 būste mes svajojam. Tai gali būti jūsų sutuoktinio vaikai, jeigu tai yra jūsų antra santuoka, tai yra mano vyro vaikai, taip sakykime. Jūsų vaikai yra 5 būstas, 11 būstas, va, jeigu yra tokia situacija, vyro vaikai. Taip, 12 būstas, žinokit, pakratys, kaip kartais ir daro tas 12 būstas. 12 būstas susijęs daugiausiai su atsiskyrimu, todėl visada sakau, kad jeigu mes žinom, kas ten, kaip vyksta 12 būste, mes galim tai savotiškai paveikti tuom, kad mes savanoriškai atsiskiriam. Taip, aš mėgstu viena pabūt, taip, aš nuvažiuoju kažkur tai pailsėti prie vandens, sakykime, kaip pavyzdys ir taip, nes neigiama tai gali būti ir, kad ligoninė kokia ten, jeigu jau jūs kažkoks tai toks neteisingas verslininkas, tai ir kalėjimas gali jums grėsti, ne? Bet iš esmės tiesiog žiūrim visą laiką į pozityvumą, aišku, aiškesnį vaizdą duoda jūsų asmeninis žemėlapis, taip, ir žinojimas, kas ir kur ir kaip. 12 būstas, pilnatis 12 būste, vėlgi kažkoks tai paslėpta informacija gali išaiškėti. Galbūt pačiai tiesiog norėsis daugiau surasti informacijos apie kažkokias gydančias praktikas, apie meditacijas, ne, ir panašiai. Taigi va. Štai tokia mano žinutė jums ir dvynio ženklas, informacija. Ir dar ką nepaminėjau, labai svarbus dalykas, kad pilnatis gali atnešti kažkokių tai rezultatų arba suvokimo apie tai, kas vyko prieš pusę metų. Tai vat, kas prasidėjo pas jūs prieš pusę metų, irgi pagalvokit, dabar pilnatis yra susijusi su tuo, nes kažkoks tai rezultatas susijęs su informacija, su kažkokia žinutė, gali dabar vat atsiskleisti, tiesiog jūs galite pamatyti, sužinoti ir panašiai.